naudinga ir vartotojams, nes mes už daug ką mokėtume brangiau, jeigu nebūtų bendrosios rinkos. Ir aš manau, tą reikia vertinti, ne tik judėjimo laisvę, bet apskritai tai, kad yra konkurencija, yra pasirinkimas. Bet judėjimas kaip federacijos jis yra pavojingas ir tie, kurie ragina, aš manau, daro meškos paslaugą savo pačių vizijai. Nes vienas pavyzdys, kiek šalių pozicijos skiriasi. Libijos konfliktas. Vokietija nieko bendro nenori turėti su intervencija į Libiją, susilaiko net jungtinėse tautose, prancūzai, britai siunčia karinės pajėgas. Tai tarp 3 pagrindinių šalių nėra sutarimo, tai ko norėtų 28. Dėl to nerealu, mano nuomonė, bent jau artimiausiais dešimtmečiais. Nu, bet jeigu šitą, kaip pavyzdžiui, su graikais turint reikalų, paprasčiausiai galima graikų paklausyti, kai jie labai buntavoja, kiek tas Europos Sąjunga turi NATO šitų tankų. Ir viskas. Europos Sąjunga savo, NATO savo. Taip, aš ir nenorėjau pasakyti, kad NATO susijus labai su Europos Sąjunga. Čia yra 2 atskiros organizacijos ir saugumo reikalai mūsų atveju nuo NATO pirmiausia priklauso. Taip.